Bet va, nu gerai, mes jau on, kaip matau, tai galim pradėti podcastą. Sugrįžtam po mėnesio pertraukos. Mes mėgstam ilgesnės pertraukos. Prieš tai 2 metai dabar Menuo pasikeitė dar ir co-hostas šitam epizodui. Nes Rokas negalėjo, tada kai galėjo Martynas negalėjo, Rokas kai galėjo, Rokas negalėjo Martynas. Dabar turėsim Martyną, kuris sugrįžo po 2 metų pertraukos irgi į šitą podcastą. Comebackas. Jo. Ir pagrindinis klausimas, ar kai nustojai podcastinti ir nustojai UFC žiūrėti, ar tik tai nustojai žiūrėti Fight Nightus, kur mes turėdavom žiūrėti, kad pašnekėti kiekvieną savaitę apie kažkokią ten prancūzę, kuri kovoja su kokia nors Australija ir mes nežinom nei vienos, bet turim žinoti ir ten kažkas vyks. Ne, tai Fight Nightų tai beveik ir nebežiūrėjau. Kokius didžiuosius main eventus tai tikrai pasižiūrėdavau. Bet tu žiūri, ką tik kalbėjom apie ten tas transliacijas, tu žiūri atsikėlęs ryte 5 ryto, kai tiesiogiai pažeina? Nebe. Žiūriu tada, kai man patogu pasižiūrėti. Gal po dienos kartais. Jo. Ypač man patinka, kad GO3 dabar yra 2 variantai žiūrėti. Arba su tuo GO3 komentavimu, kurį mes jau čia prieš laidą šiek tiek pakritikavom, arba, jeigu taip švelniai pasakys, arba galima žiūrėti su originaliu komentavimu, kas man labai patinka, bet ne kiekvieną kartą būna. Tai vat, kiekvieną kartą, kai nebūna, šiek tiek nusiviliu, bet labai smagu, kai gali atsisukti, pasižiūrėti realiai, nors mūsų tikrai neremia jokie GO3 ar kažkas, bet smagu, kad galima pažiūrėti, ta prasme, visą eventą nuo pradžių, nuo mainkardo pradžios iki galo ir nereikia kažkokių nelegalių dalykų daryti ir tiesiog, jo. Tai dabar Menuo praėjo, kai šnekėjom paskutinį kartą su Roku, tai daug dalykų įvyko, bet tuo pačiu, žinai, kas dar daug įvyko. Per paskutinius metus ir 1 mėnesį, aš tai paskaičiavau, pasižiūrėjau čempionus prieš tai ir nuo rugpjūčio 2022 metų labai daug čempionų pasikeitė. Tai aš noriu su tam tokį žaidimuką pažaisti, kur tau tiesiog reiks atsiminti. Čia net nėra, kad tau reiks spėlioti kažką. Tiesiog atsiminti. No. Kas buvo čempionas lygiai prieš metus ir 1 mėnesį, nes, taip reikia, nes ten dėl vieno tokio čempiono, bet prieš metus ir 1 mėnesį, tai rugpjūčio mėnesį 2022, realiai prieš metus, kas buvo čempionas kiekvienoje kategorijoje, tai pradėkim nuo moterų. Bet aš iš karto spėjau, aš tokios atminties neturiu. Taip, pabandom. Ir aš tau pasakysiu, tai moterų strawweight kategorija. Prieš metus? Ja. Dabar galvoju, kada Namajūnas su Sparza kovojo. Čia labai esminis klausimas yra. Aš sakysiu, kad prieš metus jau Sparza buvo. Jo, nes... Gerai, vieną jau turiu, man užtenka. Okay, nes Rose pralaimėjo berods, kad gegužės mėnesį, man atrodo. Jo, gegužės mėnesį, o čia jau rugpjūtis, tai... Ir dabar čempionė yra Weili Zhang, kuri įveikė Sparza. Tada flyweight moterų. Kas buvo prieš metus. Ja. Tai gal Ševčenko? Jo, dar buvo Ševčenko ir šiemet laimėjo Graso 1 kartą ir dabar ką tik nugalėjo nugalėjo lygiosiom išlaikė savo titulą. Tai gerai, toliau moterų bantamweight. Prieš metus. Nugalvok, jau čia gana easy turėtų būti. Taip. Pavardė užkrito. Tautybę pasakyk. Nenori spėti. Palauk, tai prisiminsiu. Viena geriausių kovotojų ever. Tai apie tą pačią šnekam, tik pavardė užkrito. Amanda Nunes. Yes, sir. O dabar tas titulas kaip ir laisvas, dar oficialiai nelaisvas tipo, bet šiaip jinai baigė karjerą, tai kaip ir laisvas, bet kažkodėl rašo, kad dar, jisai tipo jai priklauso. Tai toliau yra jau vyrai, flyweight, mažiukai, 125 svarai, amerikietiški. Net neprisiminsiu, net nespėsiu. Tai ten 2 kovotojai. Toje kategorijoje vis laik 2 kovotojai keitėsi diržais, neatsimeni? Tai gerai, tai arba... Brazilas ir meksikietis. Tai Moreno arba Figueroa. Ja. Tai prieš metus bus dar Figueroa. Ja, bet ten buvo jau ir Moreno buvo laimėjęs, tada Figueredo laimėjo, tada vėl Moreno laimėjo ir dabar neseniai Pantožė laimėjo prieš Moreno. Čia kai trūksta kontento ir tu recyclini tą patį per tą patį. Ne, tai jam realiai ir kaip kitose mažiukose divizionuose, net ir moterų irgi tas pats. Ten trūksta žvaigždžių. Jo.
Nu, bet va, vienas yra divizionas, kur tikrai netrūksta, tai yra bantamweight vyrų. Sterlingas tikrai. Jo, čia gana buvo easy. Tai ten strykas, neblogas. Jo, jis spėjo apsiginti ir prieš Janą po to, kai iškovojo, o daugiau. Ir nebuvo gynybo, ar dar buvo pala Sterlingo, dabar galvoju. Tikrai dar gynybo. Tai Sehudo dar buvo. Taip, Sehudo dar buvo. Bet jo, buvo Sterlingas, dabar O'Malley, tada featherweight. Nu, čia lengviausias iš tikrųjų klausimas. 105, jo. Prieš metus, prieš 4 metus, prieš 3 metus, prieš 2 metus. Taip, dominant. Jisai, man atrodo, 2019 ar kažkada ten jau yra čempionas, tai labai ilgai. Ilgiausiai, nu, ir turi daugiausiai titulo gynybų. Lightweight? Tai Islamas jau buvo? Ne, dar nebuvo. Tai Olivera. Okay. Olivera, nu tai va, vėl dar vienas pasikeitimas. Okay. Welterweight? Usmanas? Jo, tai būtent dėl to aš ir tą mėnesį pridėjau, nes rugpjūčio būtent mėnesį 2022 Usmanas buvo nokautuotas, Edvardsas laimėjo tą titulą, po to apsigynė, bet dar buvo tada čempionas, tą rugpjūčio pradžiai. Okay. Tada middleweight, tai čia irgi toks sudėtingesnis, net gal galvoju, nors nežinau, gal dabar aš tau sumėčiau, ką tu atsakysi. Prieš metus. Jo, prieš metus lygiai. Tai turėtų būti Aleksas? Ne. Adesanya. Jo, kažkaip ten reikia kitaip sakyti. Adesanya, jo. Tai dar buvo Adesanya, po to buvo Pereira, po to vėl Izzy. Okay. Ir dabar irgi neseniai Seanas Stricklandas. What the fuck? Light heavyweight. Aš nežinau, kas ten darosi. Ten yra nestabiliausia gyvenimo divizija. Tiesiog sakyk, kas buvo. Primink tiesiog. Tai priminsiu ir tau ir žiūrovams, kad buvo Pro Haška dar tuo metu. Tada jisai ten susitraumavo, tada Hillas jau kovojo dėl laisvo titulo prieš Teixeira, laimėjo ir dabar pats vėl atidavė titulą į vandenis plačiuosius, imkit kas norit, bet kol kas dar neturėjom kovos, kuri būtų dėl to titulo. Bet tu pažiūrėk, kaip John Jonesas sugadino visą divizioną. Nu jo, realiai po to visiška chaosėlis, ta prasme, nebuvo dar nei vieno, kuris apgintų... Blachowiczius buvo toks, atrodo, žmogus, kuris atėjo ir galėjo būti stabilesnė kažkokia persona. Bet, aš dabar meluoju, kad ne vienas neapgynė net iš viso. Aš dabar greit pasižiūrėsiu, bet... Nu, padaryk fact-checkingą. Jo, bet man atrodo, kad ne vienas dar, jo, neturėjo net vienos sėkmingos gynybos. Tai po John Jones ir dabar jisai perėjo į heavyweight, kur yra čempionas. Ir kas buvo čempionas prieš metus toje kategorijai? Ngannou. Jo, Ngannou dar buvo ir labai ilgai nekovojo ir tada galų gale dabar po pergalės. Tysonu Fury kova. Mes net nesileiskim tas kalbas, bet irgi įdomu, kad heavyweight greičiausiai John Jonesas vėl sujauks, nes atėjo, padarys 2 kovas, va šitą vieną jau ir išeis vėl. Nu ir tiesiog baigs karjerą, manau. Ir viskas. Tai va, nu bet gerai, tai šitos 4 čempionus, kuriuos išvardinau, mes matėm per paskutinį mėnesį kovojančius ir vieni apgynė, kiti iškovojo savo titulus, tai apie 3 iš jų pakalbėsim. Šiaip viena kova, kurios iš vis net neplanavom kalbėti apie Weili Zhang prieš Amanda Lemos, ten buvo dėl strawweight titulo, bet ten į vieną kasą buvo, aš atsimenu tą kovą labai gerai, ten nėra labai apie ką plėstis, tai manau, neturim apie ką ten kalbėti. Pasakai, priminiai, kad buvo. Buvo tokia kova ir Weili Zhang užtikrinti laimėjo. Tai va, tai dar galėsim apie Rose Namajunas pakalbėti, kadangi debiutavo flyweight kategorijoje ir kadangi yra lietuvių kilmės kovotoja ir manau, kad daug kas matėt filmą dokumentinį, labai geras, man patiko. Ir ten yra Martynas. Rose Namajunas filme yra Martynas, kuris klausia klausimo. Realiai to ten ir veidas, nebuvo? Nu jo, ten buvo iš to intervo. Aš atsimenu, kad jį darė, galvojau, na, kaip faina čia, aš taip labai norėčiau, kad ir man kažkada būtų atrašusi Rose. Bet ne, labai buvo fainiai ir tada ateinu į kino teatrą ir Martynas, Forum Cinemas, didelis ekranas. Zoomą iškirpime. Ja, labai buvo netikėta tada. Tai va. Geras momentas. Neslėps. Tau patiko, aš neabejoju. Bet dabar galim chronologiškai pradėti nuo pirmos tos kovos, kuri vyko seniausiai, tai UFC 292, Sean O'Malley
nugalėjo Aljamain Sterling, knockoutų, antrame raunde, čia yra faktai, bet gal pradėkim nuo dalykų prieš kovą, man vis laik patinka paklausti ir pačiam pasisakyti apie tai, kaip tu ėjai šitą kovą, ko tikėjaisi ir ar iš tikrųjų tikėjai, kad įmanoma, kad dabar bus čempionas šitas Dana White Contender Series žvaigždė, kuris čia iškilo per paskutinius keletą metų. Ar tikėjai realiai, kad tai gali vykti? Nu, žiūrėk, aš tau nei meluosiu, nei nemeluosiu, aš nieko neįsivaizdavau. Ta prasme, aš savo neturėjau išankstinės nuostatos, kad laimės vienas arba kitas. Tai čia buvo vienas dalykas. Bet ko aš tikrai tikėjau, kad jeigu viskas vyks stovėsenai, tai tikrai Omelį turės pranašumą. Nu, ta prasme, tai buvo akivaizdu. Ten galima apie jį sakyti, ką nori, apie jo ten discipliną, nediscipliną, apie jo požiūrį, nepožiūrį. Nu, galvo, ką nori, bet jeigu žmogus yra oktagone, jisai moka daryti dalykus stovėsenai, jis turi platų arsenalą, jis gali provokuoti, o čia viskas, ko reikėjo, tai kovoj. Jo. Nu, aš biškai žiūrėjau, taip dariau tą matematiką kažkokią, tą MMA matematiką, kuri niekada neveikia. No. Tai, nu, visų pirma, tai aš mačiau Omelį kaip labai fainą marketingui žmogų UFC, kur tu gali iš jo padaryti didžiausią žvaigždę, kaip kažkada buvo Darren Till, kaip kažkada buvo ten kitos greit išpušintos jaunos žvaigždės, bet tada, kai jie susiduria su tuo top leveliu, jie subliuška ir tada tu pamatai, kad, nu jo, gerai, čia truputį užforsavo, ten Sage Northcutt, netoks buvo, atsimenu, kažkada irgi. Nu, kur jauni, kur daug turi charizmos ar kažko išsiskiria daugiau nei tiesiog savo kovojimu, ką darė ir Seanas O'Malley, ir gerai kovoja, ir gražiai kovoja, ir jo nokautai, ir jo asmenybė. Tai žodžiu, man buvo tas, kad, nu čia jį labai per greit atvedė iki titulo kovos. Tada pagalvojau apie kovą prieš tai, kurią jisai turėjo su rusų, tai iš R mažosios, Piotru Janu, ir kaip jam ten sekasi. Ir tą kovą, aš atsimenu, pasižiūrėjau ir prieš šitą kovą prieš Aljamainą, ir tada, kai žiūrėjau gyvai, man abu kartus atrodė, nu, pam, gal net labiau Janas laimėjo tą kovą ir tikrai buvau nustebęs, kad ten gavo į tą decisioną, nes ten tik porą geresnių momentų turėjo. Tai jau vien tai ir plus tai, kaip Aljamainas atrodė prieš tą patį Janą, kuris atrodė dominuojančiai antroji kovoje, nes pirmoji kovoje visi puikiai atsimenam su tuo keliu. Man atrodo, netgi dar ir podcastus darom, kai tas kelias įvyko. Tai tikrai turėjo. Jo, gali būti. Tai žinai, jau tada mes apkalbėjom, bet esmė, kad antroji kovoje jis įrodė, kad ten nebuvo kažkoks, nu gerai, ten buvo atsitiktinumas, bet kad jis yra, nu, čempiono lygio kovotojas. Tai man vien iš to atrodė, kad, nu, čia O'Malley be šansų, ypač žinant, kokį turi ground game'ą parteryje, kaip gerai moka daryti submissionus, šiaip kontroliuoti oponentą Aljamainas. Tai vien iš to man buvo toksai, nu, jeigu čia, kaip tu sakei iš tikrųjų, jeigu stovėsenai, nu, tai kita kalba, bet jeigu tik pavyks Aljamainui nuversti tą kovą ant žemės, nu, tai tada nėra šansų iš esmės. Bet žinai, aš galvoju, kad O'Malley buvo geras vadinamas realybės pasitikrinimas. Ta kova su tuo neminėtinu asmeniu. Tai kur buvo... švilpoje. Kai laimė, aš šitą negaliu. Ne, čia yra... Man labai nepatinka. Tai jam buvo labai geras realybės pasitikrinimas. Jisai, kaip ir sakė, visiškai teisingai. Jisai buvo labai staigiam pakilime, galbūt ne vien dėl savo pasirodymų, bet dėl to, kad jis yra labai marketable žmogus visoje UFC organizacijai. Vien dabar UFC susikėlė į YouTube, nu ten to antro raundo pradžią, bet su visų tenais ir pakilimu ir taip toliau. Tai tik rodo, ant kiek jis yra visiems Gen Z fanams UFC ir taip toliau, jis yra interneto persona, jis yra žiauriai galima išpušinti ant marketingo pusės ir tas labai jaučiasi dabar, kai jisai tapo čempionu, nu, kiek ten reikėjo laiko, kad YouTube atsirastų tas nokautas. Tai tai prieš kovą su Sterlingu, aš sakau, aš manau, kad jisai pasitikrino biškį savo realybę, truputėlį turėjo susikaupti. Ir tas kovoj, man atrodo, šiek tiek ir matėsi nuo pat pirmo raundo. Dėl to, kad tai, kad tu minėjai, kad Sterlingas yra, jeigu jisai nusiverstų O'Malley, ten būtų visai kita pasaka. Bet, man atrodo, pirmo raundo pabaigoje buvo tas bandymas ir prirėmimas prie narvo ir taip toliau. Ir viskas buvo pakankamai saugiai O'Malley pusiai.
O po to jau viskas, istorija. Žinai, kaip aš galvau, kaip toks mėgėjas, žiūrėtojas, ne profesionalas ir nesupratikas, kas ten vyksta. Aš galvau, o kodėl Džimeinas tiesiog nebando daugiau paspausti ir tiesiog nuverst tą Omelį ir daryti tai, ką jis daro geriausiai, ten pasimti nugarą ir būti kuprinė ir, žinai, ir bandyti gaudyti kažkokį submišiną. Bet tada ir paklausęs Aljamaino post-fight šitų visų intervų ir pasižiūrėjęs dar kovą antrą kartą, aš supratau, ką jis turėjo omeny, kad Omelį nebuvo. Ta prasme, Omelį visą laiką taip gerai judėjo į šonus, visą laiką gerai pasitraukdavo nuo spaudimo prie narvo, jisai visą laiką jau, jeigu pajusdavo, kad jau narvas už jo į šoną pasitraukia, nebėra jo. Ir šiaip išlaikė tą distanciją, kaip aš suprantu, kai tu eini į priekį, kai tu esi arčiau, tai tu esi labiau pažeidžiamas, kad tau gali užsikabinti už tavo kojų ir parverst. Jeigu tu esi toliau, tai jeigu žmogus bandys forsuoti, šaut tau į kojas, tu turėsi daugiau laiko sureaguoti ir panašiai. Tai ką Omelį, kaip aš supratau, labai gerai darė, tai išlaikė tą distanciją ir iš tos distancijos sugebėjo geresnius smūgius atlikti ir tuo pačiu Aljamainas visiškai rankom bent jau, ką aš mačiau, tai nieko nesugebėjo padaryti, nes tas ir buvo, ir skirtumas ūgių ten didžiulis, man atrodo, Omelį gal aukščiausias bantamweight kovotojas, bet ir tuo pačiu rankų ilgis yra didesnis Omelį, tai ta distancija jam labiau tiko ir Aljamainas ten pirmam raunde tik į kojas poros spyrų padarė ir bandė tavo vieną vertimą, kur ten jau 10 sekundžių nieko nevyko. Nuo antras raundas tai jau visi matėm, kaip baigėsi nokautų. Ten irgi aš galvoju, kas įvyko, pabandė Aljamainas padaryti tą, kad biški paforsuot, biški arčiau prieiti smūgių, o ne kojom, nes jisai tenai labai siekia pataikyti tokių ilgų smūgių ir gavo už ausies tiesiog kaip kontrasmūgį. Ir kai čia pataiko, visą laiką eina ant žemės žmonės. Tai. Omelį darė tą patį beveik visos kovos metu. Jisai laikėsi distancijos, ar jis būtų nugarą į narvą, ar jis būtų veidų į narvą. Jisai vis vien darė tą patį. Jisai įgazdino, jisai darė tos vadinamus feinsus, jisai metė front kicką tam, kad išlaikyti distanciją, tam, kad visą laiką čekintų bet kokį Sterlingo judėjimą. Ir antro raundo buvo pradžia visiškas, man atrodo, tuo pačiu ir psichologinis išprovokavimas. Dar vienas feintas, Sterlingas metėsi į priekį, ir tada ten buvo tobulai atlikta kontrataka, tiesiog ištemtas smūgis dešinė ranka. Ir viskas. Ir tada kojas krenta, tu ant nugaros, ir ten jau po to yra tik technikos reikalas arba susitvarkyti iki galo. Labai fainai veidų į žemę. Aš kažkaip Sterlingo nelabai mėgau, po to aš jį pamėgau, nes... Aš girdžiu, fainai veidų į žemę. Visai smagiai ten krito veidų į žemę. Šiaip jis toks nėra, kad tu jį labai mėgtum, nes jis taip šneka, toks biški primeta kažką, bando būti blogiukas kažkoks, po to bando būti gerėtis. Ir toks jaučiasi, kad jis neapsisprendęs, ką jis čia daro, bet ten visi tie marketinginiai žaidimai, whatever. Suprantama, kad čia apsimetinėja šiek tiek žmonės, nebūna tie tyri, savęs nerodo tokie, kokie jie yra, bet esmė tai, jis nugalėjo Piotr Jan, tai aš buvau labai patenkintas tuo ir dėl to kaip ir pamėgau jį, bet ne apie tai norėjau pasakyti, kad kai jau nuėjo į tą ground and poundą, kai visi smūgiai jau buvo ant žemės po knockdowno, aš galvojau, kad ten dar truputį galėjo duoti visgi teisėjas Aljamainui pabandyti išsisukti, nes jisai judėjo. Bet ir davė pakankamai. Ten ir buvo, jisai dar judėjo, jisai dar gynės ir taip toliau, bet po to pradėjo konektinti dar kelis smūgiai ir man atrodo, ten tikrai buvo laiku. Ten nėra kur jau toks visiškai blogai, bet... Ten nebuvo nokautas ir nebuvo žmogus be sąmonės, bet man atrodo, kūno kalba daug ką pasakė, kai teisėjas nutraukė kovą ir Sterlingas liko vietoje ir jisai ten sunkiai kėlėsi ir taip toliau, tai, ir aš negirdėjau, kad kažkas labai daug kalbėtų apie tai, kad yra early stoppage. Aš kaip tas, kur dar kartą pakartosiu, žiūrovas, kuriam neskauda žiūrėti ir nesvarbu, kas jam ten, čia jau taip nėra, taip. Bet turiu minėti, žinai, kai ten tu nesi, arba kai tiesiog nesi, gal neturi tiek, šis neturi kovinės sporto patirties, prisipažinsiu, tai tau atrodo,
palikit, kad nebūtų jokių klausimų, žinai, kad visiškai, nes man patinka tie flash KOs, kur tiesiog krenta žmogus, ir okei, tipo, tu jau žinai, tas geresnis, kaip su Usmanu, tarkim, buvo, ar ne? Bet aš suprantu, kad bandoma apsaugoti kovotojus ir čia labai yra gerai ir čia aš tik tai šneku kaip žiūrovas, kuris nori kraujo. Tai dėl to, tikrai negali pykti dėl to sustabdymo. Dar ką norėjau pasakyti, tai labai išsispoilinau, ne pats, bet man parašė draugas prieš kovą, buvo parašęs, ką manai, kas laimės, sakiau, čia Sterlingas tikrai laimės, nes Sean O'Malley yra fraud, čia jisai kovoja prieš Chris Moutinho, dar kažkokį skrabą ir dabar davė title shotą, nes fake laimėjo prieš tą Piotr Jan ir dabar jisai čia, sakau, tikrai bus exposintas. Ir tada tą patį rytą, taip kaip sakėm, kad palaukiam, kol, ta prasme, atsibundi, kada tau reikia ir pasižiūri iš ryto, tai bandžiau nieko nežiūrėti ir žiūri žinutę, tai sakai fraudą, ne? Ir aš taip jau supratau, jau žinau, kas laimėjo, dar nežinau kaip, bet tai patarimas visiems, kas turi draugus, kurie irgi žiūri UFC, paklauskit prieš tai, ar jau pažiūrėjai. Čia vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai jau pažiūrėjai ir tada jau galite diskutuoti, nes mane tada labai suerzino. Arba gali nečekinti telefoną iš ryto. Sunku, kartais tiesiog tu gal laiką pasižiūrėti nori. Žinutė iš Messengerio, fraud, ne, ir taip ir gavosi. Tai bet viskas gerai. Gal pakalbėkime modernaus žmogaus problemos. Visiškai, apie nieką, Pakalbėkime gal apie dabar ką šitą pergalę ar Aljamaino atidavimas titulo O'Malley, ką jinai reikš divizionui. Pinigai. Dėl to, kad bus žvaigždė. Bus pinigai. Ir ateis. Ir man atrodo, Dana White'as sakė, kad čia yra Bantamweight'o buvo didžiausias pay-per-view, man atrodo, per UFC istoriją, jeigu neklystu. Tai čia dar buvo O'Malley ne čempionas. Tai kai jisai bus čempionas ir kai jisai turės visą savo promotiono ciklą būdamas čempionu ir taip toliau, tai čia bus pamažu, man atrodo, darysis dar vieną pinigų diviziją. Ir man atrodo, ESPN labai kažkas gerai sulygino, kad O'Malley šitam divizionui gali būti tas pats, kas McGregoras buvo šitiems featherweightams. Tai čia yra identiška situacija. Dėl to, kad tai yra žvaigždė, kurią seka daugybė žmonių internete, dar ir be viso ko akivaizdu, kad tie žmonės gali įsigyti transliacijas, tai čia jau yra labai gerai. Tai čia yra puikiai dėlionė turėti čempioną, kuris ne tik yra įdomus narve, bet ir už jo ribų. Kaip, skirtumas didelis ten tarp jų dėl iškalbos, aš sakyčiau. Tai aišku. Ten skirtingos visai asmenybės, bet turi tą it faktorių, kad tai yra žvaigždė. Ir ką dar norėjau pasakyti, 27 buvo Conorui, kai jisai iškovojo featherweight titulą prieš Jose Aldo, o Seanas O'Malley yra 28 metų. Tai realiai labai panaši situacija. Galim tikėtis, jeigu O'Malley nors jau girdėjau apie bokso kovas, jeigu O'Malley susikoncentruos į UFC, neis prieš Gervonta, koks ten yra Davis, Tank Davis. Gervonta Davis. Gervonta Davis. Jeigu neis į kažkokias tokias crossover boxing kovas, jeigu tiesiog susikoncentruos būt geriausias fucking UFC kovotojas, koks jisai gali būt, tai jisai gali daugiau nei McGregoras pasiekti titulų prasme ir panašiai, nes McGregoras tikrai savo potencialo neišnaudojo, kai jisai nuėjo vienai kovai boksą, tada grįžo, jau turėjo tiek daug pinigų, kad jam nebereikėjo realiai kovoti ir, toks gavosi iš jo, žinai. O su O'Malley aš norėčiau, kad, būtų jisai UFC žvaigždė. Bet jam pinigų irgi reikia. Visiems reikia pinigų. Jo, Daina, kaip sakant, nemėgsta labai daug duoti pinigų palyginus su boksu. Jo. Ne, tas yra. Bet jeigu kalbant iš sportinės pusės, tai aš manau, čia mano mėgstamiausia dalis apie visą šitą, tai yra, kad Merabas Dvalashvilis, dabar reiktų sakyti Kartvelas, nes iš Sakartvelo,
kad jisai pagaliau galės kovoti jau, jeigu Sterlingas ką prisižadėjo ištesės, nes jis sakė, nesvarbu laimėsiu ar pralaimėsiu, eisiu į tą featherweight divizioną, nes jam daug reikia svorio metinėti ir panašiai, bet turbūt jisai tikėjęs, kad laimės ir eis. Dabar kaip jis jau šnekėjo, atrodo, kad nori ir mačo, bet aš norėčiau, jam ir daug jau metų visai 36, tai jam kaip ir apsimokėtų vienu svoriu į viršų paeit, nors buvo kovotojų, kurie ir žemiau nuėjo vyresni, bet esmė, kad aš manau, kad jam reiktų palikti šitą divizioną, paliktam savo geriausiam draugui bandyti tapti čempionu ir labai daug yra gerų kovotojų to eilėje, aš galvoju, tas pats Merabas, tada dar užsirašiau Čito. Vienas turbūt geriausių storyline'ų čia būtų, nes irgi tarp jų ten koks beefas yra tarp O'Malley ir Čito. Sanhagenas yra turbūt labiausiai užsitarnavęs to titulo kovos galimybės. Cejudo dar yra irgi legenda, kur tu gali padaryti irgi kovą Cejudo Triple C prieš Sean O'Malley, daug pinigų gali užsidirbti. Ir dėja, bet dar ir Piotr Jan irgi gali padaryti remačą, nes ten buvo tokia close kova, bet čia priklausytų nuo kaip jisai sukovos ateityje. Bet esmė, kad labai daug variantų ir aš visai džiugiuosi šitą pergalę, tik sakau, labai nesitikėjau. Labai gyvas divizionas dabar bus. Dėl to, kad tu turi ne tik daug opcijų dėl čempiono, bet tu gali... Tarpusavį. Tu dar gali ir tarpusavį, tu gali build-upint kažką iki čempiono, tu gali vėl iš naujo permaišyti kortas. Iš esmės, čia atsiveria labai daug opcijų, tu turi gerą veidą, kuris dabar yra čempionas, jisai sutelks akis, žmonės pamatys ir kitus tos diviziono kovotojus. Ir iš esmės tu pradedi sukti tą mašiną, kuri yra gera ir sirgaliams, bet ir patiems kovotojams yra gerai. Dėl to, kad jie turi gerus priešininkus, jie turi potencialą užsidirbti pinigų, sulauk daug akių. Tai čia tokia, žinai, gera formulė gaunasi. Turi dar kažką pridėti apie šitą matchupą? Ne? Ok. Tai toliau tada pagal chronologiją turim Paryžiuje įvykusi Fight Night'ą. Ten Cyril Gane prieš Sergej Spivak, whatever. Skipinam, tiesiog. Ten buvo main eventas, bet norėjau ką ir pasakyti, kad ten buvo pagrindinė kova to vakaro, bet ne ji buvo esmė, bent jau mums lietuviams, aš įsivaizduoju. O esmė buvo Rose Namajunas, debutas flyweight kategorijai. Nepavykęs debutas, pralaimėjo teisėjo sprendimu. Šitą kovą vėl peržiūrėjau šiandien, kad dar prisiminti, nes jau irgi buvo praėję gan daug laiko. Tai aš gal apskritai apie šitą sprendimą mes prieš podcastą irgi šiek tiek pasikalbėjom apie tą, ar čia gerai ar blogai. Tu sakai, o ką čia daugiau veikti reikėjo tam Strovait, bet aš tai galvojau, kad čia jai buvo visiškai gera situacija palaukti, arba, kaip sakau, palaukti, kol ta Esparza ten sukovo su Weili, nes kaip ir jo, čia ką tik buvo pati neįdomiausia visų laikų kova, tai kaip ir nelabai nori remačo bukint, niekas, nei UFC, nei turbūt jos pačios ten labai norėjo kovoti tos kovos dar kartą. Bet palaukti gerai, Weili, tarkim, tampa čempionė ir tu tą nueini ir vėl kovoji prieš Weili, prieš kurią tu turi 2 pergalės ir galimai vėl tampi čempionė. Mano toks buvo mąstymas. O dabar eiti į kur kas didesnių moterų kategoriją, kai Rose nėra didelė iš savo stoto, jinai tokia, sakyčiau, net tam Strovait, gal ūgis jos, bet ten irgi toks vidutinis, bet jinai tikrai ne to dydžio kovotoja, kad su flyweight kovot, kur flyweight yra Ševčenko atėjus iš bantamweight ir buvo flyweight čempionė, žinai. Yra daug, gerai, dabartinė Grasso čempionė yra irgi iš Strovait, bet ką turiu omeny, man atrodo, jos ten didesnė šiek tiek. Ir man atrodė keistai, ir po to pasitvirtino, bet kaip tu žiūrėjai tą perėjimą, apskritai išėjimą iš Strovait į flyweight? Aš manau, kad jai tai buvo labai nuoseklus sprendimas. Dabar atmetus, ar mums tai atrodo logiškai, ar mums tai atrodo nelogiškai, galim prieiti prie to vėliau, bet man atrodo iš viso to, ką jinai kalbėjo, čia buvo labai nuoseklus dalykas, kurį jinai turėjo žengti. Nes kai jinai buvo grįžus į Lietuvą, tam, kad pristatyti savo filmą ir panašiai, jinai ne kartą, ir kai aš su ja kalbėjausi interviu, jinai sakė, kad jinai nori po šito filmo versti naują puslapį savo gyvenime. Jei čia yra vieno savo viso etapo pabaiga, jei dabar reikia pradėti rašyti naują etapą. Tai girdint tai, galvot, kad jinai grįž į divizioną, kur yra, kas jos opcijos. Revanšas prieš Esparzą, kuris yra,
kuriam reikia labai sunkiai pasiruošti labiausiai psichologiškai, dėl to, kad reikia perlipti tą kalnelį, kuris akivaizdžiai buvo, nes ten buvo visiškas kažkoks susidūrimas vietoje ir nejudėjimas nei vieną, nei kitą pusę, ar prisivers trečią kartą eiti prieš Veilį, kur jau viskas yra įrodyta, kažkokių naujų opcijų ieškoti, kur jinai yra ir užlipus iki pat viršūnės, pakritus žemyn, po to vėl užlipus aukštyn. Man atrodo, jinai viduje jautė, kad jinai ten viską yra įrodžiusi. Ir savo, ir kitiems, o ypač tai, kad, žinant Rose charakterį, aš nemanau, kad jinai apskritai nori kažką kitam ir kitiems įrodyti. Jinai visą laiką žiūri į savo vidinius iššūkius. Tai man atrodo, kad iš šitų jos ir citatų, ir požiūrio, man atrodo, bendrai į kovojimą, tai jai tai buvo nuoseklus žingsnis. O jeigu žiūrėt, sakau, iš savo pusės, kaip man atrodytų, aš irgi pritarčiau. Dėl to, kad ką jinai įvardė kaip vieną iš argumentų, kuris yra labai elementarus, kad jinai pati jaučiasi, kad jinai nebenori mėti tiek daug svorio. Jinai jaučiasi žymiai komfortabiliau biški aukštesniai kategorijai. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, visą laiką noris pamatyti kovotoją, kuris savo užmeta papildomą iššūkį. Nebūtinai ten, kur jau jisai yra, ir ten, kuris yra, kovos menuos yra apibūdinamas svorio kategorijom. Čia yra jų kambariukai, kuriuose yra užsidarę. Atidaryti kitas duris. Ir žinant, kad jos bagažas yra vis vien labiausiai sudėtas ne ant jėgos, ne ant kažkokio superinio greičio, bet ant technikos ir balanso visų dalykų, jinai kaip ir visai turi savo ir loginių priežasčių galvoti apie perėjimą į kitą divizioną. Dėl to, kad jinai nebūna taip, kad pasikliauna tik greičiu, tik jėga, tik ūgiu, tik rankų pranašumu. Jinai turi balansą tarp visų dalykų, ypač labiausiai technikos pranašumą. Ir jinai akivaizdžiai mąstė, kad jai perėjimas gali būti įdomus naujas etapas, įdomus naujas iššūkis, o taip pat ir loginių argumentų, manau, turėjo savo. Jo, jisai įdomus, jis tikrai didelis iššūkis, ką ir pamatėm, aišku, bet mano tai pirmi tokie buvo įspūdžiai, aš taip nebulšitinsiu čia, kad labai daug domėjaus prieš kovą apie tą kovą, apie jos oponentą. Tiesiog įsijungiau ir pamačiau tą Manon Ferriau, man atrodo taip prancūziškai tarėsi, tiesiog visą rėmą, jos pečiai, jos rankos, ir tada pamačiau, kad jinai dar 2 centimetrais aukštesnė ir jinai atrodo tokia sudėta, kaip, nežinau, kaip, žinai, koks buvo mano galvoj palyginimas, kad Rose yra kaip prieš paauglystę ir po paauglystės yra jau Manon Ferriau, tokia užsikačialinus belia kaip. O Rose toks dar vaikas, žinai. Tai aš taip žiūriu ir 125 tie svarai ir tada aukštesnė, kaip jos gali sverti tiek pat, žinai. Toks, aišku, būna daug tokių kovotojų, kur tu žiūri, pavyzdžiui, buvo Alex Pereira, žinai, middleweight, kur heavyweight galėtų kovoti, žinai. Bet kokiu atveju, aš tiesiog, kai pamačiau, pagalvojau, čia bus problemų, jeigu stovėsinai nesigaus, bus problemų, nes ant žemės aš nemanau, kad jai užtektų jėgos, o dabar jeigu perinant prie pačios kovos, tai iš pradžių aš kažkaip tikėjausi, kad Rose gerai atrodys, dėl to, kad prieš tas kickboxeris, ar tiesiog stovėsenos kovotojas, jai šiaip gerai sekėsi kol kas. Ir prieš Jędrzejczyk vieną geriausių gal net strikerių, apskritai UFC istorijoje moterų, ten gali ginčytis, kas geriau, ar ten Ševčenko, ar Bet gera. Jo, tikrai viena geriausių. Weili Zhang irgi nuostabi smūgiuotoja ir tokia gal labiau subalansuota kovotoja. Bet šiaip gerai jai sekėsi. Jai blogai sekėsi prieš imtynininkę. Prieš Esparzą dabar, jeigu jau taip atsimint paskutinį tą įvykį. Tai dėl to aš galvoju, turėtų viskas būti gerai, jeigu jos greitis išliks toks pat, nes šiaip aš galvoju, kad ji greitesnė bus, nes žemesnėje kategorijoje šiaip jinai visą laiką atrodo labai greita. Nors tu sakei, kad greitis nėra jos tokia kaip pagrindinė stiprybė. Aš sakau, kad nepasikliauna vien tuo. Bet kad jinai atrodydavo greitesnė ir už tą Jędrzejczyk, ir už Weili, tai ten man būdavo gana įspūdinga. Tai aš čia galvojau, jos greitis bus bet turbūt smūgio jėgos pritrūks, tai šitie dalykai buvo, bet labiau aš nežinau, kas ten, man įdomu, koks tavo buvo vertinimas, kodėl jai taip ir iki piršto irgi ateisim, bet kad ir pačiam pirmam raunde, jau jinai apsikeitimuose dėl to, kad pirštas buvo po minutės. Jo. Pirštas buvo labai anksti, man atrodo, pasižymėjau. Pirmą minutę jinai pirštas susivarė. Dėl to, kad buvo ar ten smūgis, ar kažkas, ir aš žiūrėjau kovą, ir aš matau, kad jinai
užmetė, bandė sugniaužti kumštį ir liko pirštas vienas. Ir viskas. Dėl to, kad jinai pačią pirmą minutę atrodo tobulai. Jinai skautina, jinai juda, jinai yra in and out of range, jinai susiranda savo progas ir tada bats pirštas. Ir čia yra lemtingas momentas, dėl to, kad viskas, ką mes kalbėjom apie jos perėjimą, viskas yra eksperimentas. Čia yra jai nauja plotmė, jinai nepažįsta šitos kategorijos, jinai gali sparinguoti su sunkesnėm moteriam, sunkesniais bičiais, nesvarbu. Bet čia yra kova. Jinai dabar save testuojasi pirmą kartą. Jinai turi savo planą, jinai vis dar bando supras, kas plane veikia, kas neveikia. Ir jinai jaučia, kad jinai nebesugniaužia dešinės rankos. Ir jinai yra... pirštą šiaip po to jau, ne pirštiniai. Nelabai žavus. Aš palyginčiau su McDonald's'o, kaip turi tas tokias curly fries. Kur būna garbanota bulvytė, o taip atrodė pirštas. Baisiai. Tai tu įsivaizduoji, jinai yra smūgiuotoja, ne? Reiškia, tu iš dešinės rankos ir jinai yra, dešinė rankė yra, tai tu neturi jėgos rankos. Reiškia, tavo kombinacijos visos užsibaigs arba tik kairė ranka, arba kažkokia nesąmonė iš dešinės, kuri nebus galinga. Plus, nepamirškim, kad Rose šiaip yra gan įdomi imtynininkė. Jinai turi savo bairių, jinai buvo ir submissionų pasidarius. Buvo. Tai tu įsivaizduok, jeigu jinai į klinčą, jinai realiai pusės dalykų negalės užkabinti, dėl to, kad jinai negali suspausti dviejų rankų. Jeigu jinai spaus iš kairės, tai, jai reikės vėlgi persiorientuoti, jos stiprioji ranka griebianti tikriausiai irgi yra dešinėje. Aš taip bent jau spėčiau, bet... Still, jos pusė dalykų bus be sugniaužto kumščio, be apglebtos rankos, be apkabinimo ir taip toliau. Tai jinai išgyvena pirmą raundą, jinai išgyvena šiaip gan neblogai. Ir netgi labai neblogai. Jinai sėda į kampą ir jinai sako, man atrodo, kad man lūžo pirštas. Petas Beris sako, kad tau nereik pirštą, tau dabar reik rankos. Ar ten delno, ką jisai besako. Ir šiaip aš šito momento norėjau paminėti dėl to, kad buvo internete, aš mačiau banga, kad tipo, ką čia šneka Petas Beri, tai įsiklausyk, gal čia reikia sustabdyti, gal čia reikia nesustabdyti. Buvo labai daug kritikos. Aš tikrai mačiau, kad buvo daug kritikos, kad, o aš nelabai suprantu apie ką jinai. Tavo kovotoja išėjo į kovą. Jinai vis dar nori kovot, bet jinai sako, tai skauda pirštą. Tai tu turi priversti ją pamiršti. Reikia kovoti toliau. Arba tu nusitrauki kovą, arba tu kovoji toliau. Tai čia vienas iš dviejų. Ir tęsiasi kova ir akivaizdžiai matos, kad jinai nebeturi plano. Nes jos planas griūna. Jinai planavo smūgiuoti vieną ranką, dabar reikia smūgiuoti kitą ranką. Jinai neberanda kombinacijų, jinai nebeturi kaip prieiti, jinai bando griaut, bet akivaizdžiai negali apsikabinti normaliai. Nesigauna net ir jokie imtynių veiksmai, tai apie ką mes kalbam tada? Gal taip. Aš kažkaip, matai, aš dėl to kumščio, aš galvau, kad kumštį galėjo padaryti tik tas pirštas, tiesiog liko toks, bet aišku, koks čia kumštis, kai tavo vienas pirštas neužsilenkia. Tai pabandyk smūgiuoti su vataiva. Suprantu. Tada iš tikrųjų, aš kažkaip nuvertinau, reiškia, to piršto faktorių, nes kažkaip galvojau, nes ypač paskutiniam raundą, kai aš pamačiau, kad jinai gali paspausti ir jinai laimėjo tą raundą, man atrodo. Jinai sugebėjo ten daugiau, berods, kad laimėjo paskutinį raundą. Laimėjo paskutinį raundą. Nesėjo vabank, tai tada adrenalinas yra maksimaliai susipumpavęs, tas skausmas galbūt šiek tiek jau yra primės, tai tu turi kažką bandyti. Iš to adrenalino, iš to viso noro, tu ir lauži kažką, bet iš esmės kovos metu, tai jai reikėjo viso to antro raundo tikriausiai, kad dar supras, kas jai atsitiko ir kaip čia reikia prisitaikyti, nes jėga kitokia, jai reikia mušti staigiai, reikia mušti galingai, kad stabdyt priešininką, kad neleisti sumušti kombinacijų, kad išlaikyti savo kovos tempą. Spyriai, aš nežinau, man vienas momentas, kuris biški užkliuvo, kur spyriai buvo biškidingi. Nes Petas Beri, kas sakė, kad reikia prilaikyti. Aš girdėjau tą, kad reikia mažiau, dabar biški per rankas, o kai rankų nėra, žinai. Man buvo keista dėl to, kad čia yra jos ginklas. Tai matėm, kaip sudribo, kaip maišas veiliai, tai yra kur ir kaip padaryti tą gerą spyrį. Aišku, ten buvo spyris po smūgio, ten buvo pasita. Tai išdirbta kombinacija ir taip toliau, bet jinai rėmėsi tokiais dalykais, jinai moka tą daryti. Jinai yra labai gera smūgiuotoja ir atsistojus, stovėsinai. Bet mes irgi negalim visiškai neduoti jokio kredito tai Manon Ferrier, nes
jinai irgi labai gerai atrodė tenai toj Tai kovoje. nes jinai pušino tempą, Jo. jinai darė spaudimą, jinai akivaizdžiai jautė, kad jinai tokioj situacijai gali overpowerint Rose, turi tam tikrą jėgos pranašumą ir jinai akivaizdžiai ant to ir dirba. Nebuvo taip, kad jinai buvo kažkokia, žinai, gausi smūgiuotoja toj kovoje. Tai nebuvo volume Man buvo punching. tikslumas ten, grinai. Taip, ten buvo tikslesnis jėgos smūgiai. smūgiai, atidirbti vietomis ir laiku tam, kad stabdyti Rose, neleisti mąstyti, neleisti suvokti, kas vyksta. Ir tas akivaizdžiai suveikia. Bet, Rose nebūtų Rose, jeigu trečiam raunde dar neišrastų dviračio, žinai. Tai, kažką dar sugalvoja, bet pirštas čia buvo, čia likimo pirštas. Čia yra likimo pirštas, žinai. Okay. Dar man įdomus momentas, kad nebuvo Trevoro Whitmano. Ten paskaičiau, ką Rose sakė, tai kad nebuvo, nes ruošiasi Trevoras su Justin Gaethje tai BMF kovai. Jo. Ir tada, žodžiu, Rose nusprendė, kad tai aš pasitreniruosiu ir pasiruošiu su Petu, savo vyru, savo treneriu šitai kovai, netrukdysiu tam tiem pasiruošimam, nes, vis tiek trenerio laikas ribotas, tai nors dažniausiai pasiruošdavo dviem kovom tas pats treneris tą pačią dieną, bet čia kažkaip, toks sprendimas. Man įdomu, nes ir jau praeitoj kovoj matėm tokį, kaip, sakyčiau, shiftą, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, kad poslinkį, kad Trevoras Whitmanas tapo tarsi to pagrindiniu treneriu jau paskutiniai kovoj prieš Esparzą. Tarsi jisai ateidavo pirmas kaip tas kampo treneris, kur pasako savo, tada, dabar tu, bet jisai buvo tas, kur vedantysis toks, nors prieš tai kovose Whitmanas būdavo pagrindinis treneris. Tai man čia įdomu, ar čia nėra kažkokio tai perversmo, ar nevyksta tai, kad su Whitmanu galų gale gal nebebus iš vis nieko. Ir norėčiau, kad taip nebūtų, nes man labai patinka Trevoras Whitmanas ir sėkmingiausi karjeros metai Rose visą laiką buvo su juo. Ir aš neturiu nieko čia prieš Pat Barry, nes ten ir tas patarimas apie pamiršk apie pirštą, viskas gerai, gal apie spyrus kitaip, gal apie Esparzos kalbą, apie Esparzos kovą kalbant, ten jau gali šiek tiek kritikos duoti Petui, kad jisai sakė, kad viskas čia gerai pagal planą, kad jie čia, žinai, bet čia jau seni dalykai, bet esmė, kad aš manau tiesiog, kad norėčiau, kad Whitmanas išliktų. Tai nežinau, ten kokių dar yra povandeninių srovių, gal ten nieko nėra. Jis sakė, kad čia mūsų reikalai ir jūs nesikiškit žodžių, tiesiog. Bet tai tai tokia mano nuomonė apie tą situaciją. O dabar važiuokime į situaciją, kurios niekas nesitikėjo, aš manau, bent jau aš tai tikrai, ir bookmakeriai juolab. UFC 293 buvo momentas, Australijoje buvo, ar Australijoje, man atrodo, kur Seanas Stricklandas šokiravo pasaulį, nugalėdamas Izraelas Adesanya dėl middleweight čempionų diržo. Ir čia vėl situacija labai panaši į UFC 292 dėl dviejų dalykų, nes vėl laimėjo tas, kur neturėjo pagal bookmakerius. O visų antrą vėl išsispoilinau fucking rezultatą prieš kovą. Tau nesisekė. Aš vėl atsikėliau, galvoju, jau viskas, jau čia pasižiūrėsiu ramiai, viskas gerai, jau buvau pasiruošęs, kad ten GO3 įsijungsiu, nuėjau į Tuliką ir iš instinkto įsijungiau YouTube'ą ir ten pirmas recommended video, kurį pamačiau, buvo Seanas Stricklandas sėdi spaudos konferencijoje ir prie jo didelis UFC diržas spindintis. Ir tada supratau, iš pradžių buvo what the fuck ir tada dabar vėl žinau, kas įvyko, dabar tik sužinosiu. Bet nesakyk, visiems buvo įdomu žiūrėti. Dabar sme. Pačią kovą, net jeigu tu išspoilinai rezultatą. Tai va tas buvo. Bet tai visą laiką, aš net, matai, kokį kažį, pavyzdžiui, sužinotum rezultatą, tu tikrai nesijungtum valandą kem dabar žiūrėti, kaip ten tas rezultatas įvyko. Tu gal pažiūrėtum galą kokį nors adakšą, žinai. Bet kai tu sužinai rezultatą, kas laimėjo, bet nežinai kaip dar, tai labai kita situacija su UFC. Aš vis tiek pasižiūriu pilnai su tokiu pat excitementu, tik tai, ne su tokiu pat, jau su mažiau. Vis tiek jau nebėra tos intrigos, kas laimės, bet žodžiu, išsispoilinau, bet esmė, kad vėl laimėjo underdogas. Ir vėl gal pradėkim nuo to, ar tikėjai tu Sean Stricklandą? Ne. Neįmanoma buvo tikėti. Ne. Neįmanoma. Nes ir neturėjo tai būti. Čia yra simulacija. Čia yra matricas glitchas. Čia mes gyvenam alternatyvioj visatai dabar ir nesuprantam patys, kad mes jau per kirmgraužą prasibrovėm į kažkokį alternatyvų timeliną. Taip neveikia dalykai. Bet, žinai, iš kitos pusės,
koviniam sporte yra ne vienas ir ne du atvejai, kai absoliutus, kaip tu sakai, underdogas ar šiaip žmogus, iš kurio nieks nieko nesitikė, turi savo vakarą. Ir čia tikrai buvo Striklando vakaras, absoliučiai. Tik tais yra vienas klausimas, kiek tai yra, žinai, fuksas, taip. Ar tai yra tendencija. Dėl to, kad man atrodo, ir po to, man atrodo, galėsim prieiti kodėl, kad tai yra arčiau fukso negu tendencijos, tai yra menį, progreso kažkokio Šono Striklando. Bet aš lygiai taip pat galiu ir rasti, kai savo, žinai, velnio advokato kontrargumentų, kad, nukalt Izzy ne kiekvienas sugeba. Ir toli gražu ne kiekvienas. Bet jau 3 kartus per pasinius 3 metus kažkas nukalė. Blachowiczius, Pereira ir dabar Striklanda. Ne savo svorio kategorijai, amžinas priešininkas. Užkeiktas priešininkas. O dabar žinai šitą bairį, kad Striklanda treniravo, ar su juo treniravosi Pereira? Taip. Tai jisai visur, jisai persekė jį. Jis yra šmėkla to žmogaus gyvenime. Bet... Čia tikriausiai bus viena iš geriausių UFC, man atrodo, šiaip istorijų. Rivalries tokių. Dėl to, kad čia yra, bet čia per toli ir per daug ir per visur, žinai. Dabar dar yra kažkoks ten, mačiau, kylantis kovotojas, kuris irgi jau ten, ar jau kažkada kovojo su Izzy, ar kažkas tokio, kuris irgi... Jo, yra kažkoks. Ja. Tai va, bet aš tai taip prieš kovą galvojau. Gerai, Šonas Stricklandas, tas bičas, kur šneka daug ir garsiai, kuris eina tiesiai ir pasideda rankas čia ir blokuoja smūgius su rankom, bet nejudina galvos. Net jis dar Philly Shell'ą dar. Dar tą Philly Shell defense. Ir jis eina kovoti prieš vieną geriausių smūgiuotojų UFC istorijoje, geriausių kontrasmūgiuotojų UFC istorijoje. Ir jis eina kovoti po to, kai jis pralaimėjo prieš Pereirą, kai ėjo taip pat tiesiai, prieš 3 kovas. Jo. Po to jis ten nugalėjo 2 dagistaniečius, whatever, bet tokie, kur nebuvo dideli vardai. Ir dabar jis eina kovoti prieš Izzy. Galvoju, čia toks, kur būna, kai šiek tiek reikia duoti liūtui mėsos, tiesiog, kad pavalgytų ir vėl toliau laimingas, žinai. Tai aš va taip važiavau tą kovą. Ir tikrai galvojau, kad baigsis arba techninių nokautų, arba nokautų, nes tiesiog, kaip vat Izzy prieš kovą toj konferencijoje, man atrodo, sakė, būtent atsakinėdamas Stricklandui, kai Stricklandas sakė, aš čia būsiu kaip Gastelummas, aš sugeršiu čia tavo tos smūgius, eisiu į priekį ir čia nieko, žinai, man nebus ir tu pralaimėsi. O Izzy sakė, tu čia eisi, bet tu gal ir turi ištvermę, bet tu neturi smakro, tu net laikysi tų smūgių. Tai aš patikėjau šito, nes aš po to, kai Pereira jį nokautavo, tai kažkaip tikėjausi, kad tikrai neišsitęs šitą kovą labai ilgai, arba jeigu išsitęs, tai vis tiek paims tiek daug žalos Stricklandas, kad čia bus tiesiog į vienus vartus. Bet, kova visai kitaip susiklostė. Ir nors ir daug kas sakė, kad reiks imtynių, nereikėjo jokių imtynių prieš Izzy laimėti. Tai, nežinau, po raundą čia eit gal biškai per daug bus, bet pirmas raundas buvo tas, kur buvo didžiausias gal momentas kovos, jeigu pameni. Knockdownas Izzy, labai gražus smūgis, ten tiesiai į smakrą ir krito Izzy ir ten kiek smūgių sekė po to knockdowno, kai stojosi Izzy ir Stricklandas tiesiog paleido visą artileriją smūgių. Atrodė man, kad sustabdys tą kovą, nes dažniausiai, kai tiek daug neatsakytų smūgių, ten koks, nežinau, 10, 15 gal smūgių stiprių, koncentruotų, bet neatsimenu, ar Goddard buvo teisėjas, ar Herb Dean, palaukė ramiai, pamatė, kad dar viskas čia gerai ir pirmas raundas baigėsi. Ir nesustabdė kovas. Bet ten Izzy viską darė, kad parodyt, kad nereikia stabdyti. Ten net buvo, yra iš slow motiono matosi, kad jis liuksą rodė. Aš nežinau, ar jis savo kampui rodė, ar jis rodė teisėjų, žinai, ringo, bet buvo tas momentas. O jeigu šiaip, tai, kaip atsimeni, tik aš tau sakiau, kad galima galvoti, ar čia fuksas, ar čia tendencija. Tai yra tos tendencijos požymių dėl to, kad visi mini, kad Pereira labai greit nokautavo Stricklandą, bet ten buvo
Mano nuomonė, ten buvo freak shotas. Aš kaip tik šiandien atsisukau pasižiūrėti kovą. Ir ten buvo, man atrodo, kairys šoninis, praslydo po spyrio į pilvą. Ir kadangi Pereira turi tą tokią freak power truputėlį, tai užteko, kad pataikytų į mygtuką vieną kartą ir susmuko Stricklandas. Bet iš esmės tas jo visas keista stovėsena, keistas technikos pasirinkimas, jis yra labai, labai netradicinis, jis yra labai... Čia Stricklandą turime. Jo, Stricklandą. Jis yra labai awkwardus. Awkwardus keistas, jo. Taip, tai ir man atrodo, kad su Adesanya prieš šitą kovą problema buvo tokia, kad kai tu turi tokį ilgą laiko tarpą, kai tu galvoji tik tais apie Aleksą Pereirą, tu truputėlį persiorientuoji. Ir persiorientuoji ne tik psichologiškai, bet ir šiek tiek techniškai. Ir tas matėsi vien iš to, kad ką mėgsta šiaip Izzy daug kovų, tai tas ir buvo per pirmo raundo knockdowną, tas toks labai atviras atrodo ir atsilenkus kairė šoninė, kai jisai bando gaudyti už ausies ir jisai darė lygiai tą patį. Jisai galvoja, kad jisai ištraukė Stricklandą po kairės ir kad jis dabar suleista kairę. Ir Stricklandas metė elementarią kairę dešinę. Ir jinai susmigo tiesiai per vidurį, Izzy sukrito. Tai vat man atrodo, kad truputėlį, aišku, jis yra kito lygio profas ir ne man aiškint, kas ten kaip užsifiksuoja ir neužsifiksuoja, žinai, galvoja ir smegenyse. Bet tendencija buvo šiek tiek, dėl to, kad tokie dalykai kaip atsitraukus kairės šoniniai, ilgi dešinė už ausies ir taip toliau, tas veikia su Aleksu, dėl to, kad tiesiog jisai turi tokią stovėsiną. Šiek tiek nuleidęs rankas, jis laido savo stereles ir jisai lieka atviras iš šon. Stricklandas jisai daro savo visas alkūnių kombinacijas ir taip toliau, tu jam taip lengvai nepataikysi šoninio smūgio. Jeigu jisai iš viso yra Philly Shell'e, nu tai jisai turi vieną petį, jisai turi kitą ranką, nu tai nėra taip paprasta. O jisai gan neblogai tą daro, kas yra labai keista. Jisai stovi kaip pagalys, jisai suglaudęs kojas, nežinau, pasiruošęs šokt, bet jisai išmeta tos savo smūgius. Tai yra absoliučiai netradicinis žmogus ir dėl to dažniausiai būna labai sunku per pirmas minutės, pirmus raundus suprast, ką tu veiki ir prieš ką tu esi. Kuo yra neįprastesnis kovotojas ir kuo tu labiau esi už jį techniškai, quote on quote pranašesnis, tuo tau reikia laiko prisitaikyti. O Stricklandas nuo pat pradžių pradėjo spaust, jam prie nieko prisitaikyti nereikėjo, Adesanya ieškojo kur, ką, kaip ir kurioje vietoje surast ir praėjo elementari kairė dešinė kombinacija. O su tais smūgiais, tai sakau, susmuko Izzy, bet jisai buvo visą laiką kovoj. Jo, ir po to antram raundai jisai labai, kaip sakant, davė gazo ant pedalo. Jisai atsigavo ten, pasiėmė tą raundą, bet, gerai, trečią laimėjo ten jau Stricklandas vėl savo aktyvumu, irgi tada, jie taip maždaug, iš pradžio Stricklandas aktyvesnis, šiek tiek daugiau agresyvumo, tada Izzy antram raunde, tada vėl Stricklandas, bet tada 4-5 raundas, tai visiškas buvo traukinys į vieną pusę tik važiavo. Ta prasme, Stricklandas ėjo tiesiai į Izzy, o Izzy visas 10 minučių atbulom tiesiog turėjo atsitraukinėti. Ir aš manau, nežinau, kas dar su juo taip sugebėjo jį taip spaust, kad jisai negalėjo net pakvepuoti nei sekundę. Ta prasme, tos 2 paskutinius raundus, kai žiūrėjau, tai ten masterclass yra spaudimo, bet aš bandau suprast iš praeities kovų ir panašiai, ką esu žiūrėjęs, kaip tu sustabdai tą spaudimą, tai tu užsitarnauji pagarbą savo smūgių kažkokiu, kad tu neleidai jam tiesiog eiti tave, tu parodai, kad tu gali jam pataikyti, jeigu jis tiesiog tiesiai tavais, bet Stricklando tie visi, jisai viską sugaudė. Man tas keiščiausia, kad šita gynyba, jinai taip gerai blokavo visus smūgius ir va čia, ką tu sakai, Izzy nepripratęs buvo, nes jisai buvo pripratęs prie Alekso, kuris kažkiek atsitraukia atgal. Jis turi tuos tradicinius kickbokso judesius, kuriuos tu pripratęs matyti, o Stricklandas su visai kitokiu approachu atėjo ir, kaip sakai, turbūt labai sumaišė smegenis Izzy per tuos raundus. Tai ir žinai, kaip sustabdyti, pavyzdžiui, ar tu supranti, kaip reikia sustabdyti tokį tiesių taikinių? Šiaip Stricklandas turi labai didelę skylę.
Nu, ta prasme, ir tas matęs nuo pirmo raundo. Jisai labai meta priekinę ranką žemyn. Jisai gaudo kikus su ją, kurie eina į kūną, ir jisai gaudo netgi ir smūgius ranka, kurie eina. Ir jo ta plavinėjanti priekinė ranka yra labai, labai pavojingas dalykas. Dėl to, kad užtaikius ir išprovokavus nuleidimą rankos, tu gali ir koją paleisti, ir elementarią ranką ir taip toliau. Tai, man atrodo, čia truputėlį gal buvo ir kampo klaida, dėl to, kad, reikia davest kovotojui, net tikrai aš nemanau, kad kampas negalėjo nepastebėti, kad jisai akivaizdžiai nuleidinėja priekinę ranką ir bando gaudyti dalykus. Tai išprovokuoti ir išfeintinti dalyką tikrai galima. Aš nemačiau, kad Adesanya būtų bandęs daryti tokius dalykus. Nežinau, mest koją ir tada lydėti su dešinė ranka tiesiai į galvą ir panašiai. Tai nėra taip, kad tas Stricklandas būtų ultra mega stebuklas. Aš sakau, jisai yra suglaustų kojų kovotojas, jisai nestovi stabiliai, tokį žmogų tikrai galima ir nusistumti, ir nusidaužti priekį, bet čia reikėjo įsijungti tokį brolerį. Čia reikėjo eiti ir daužti. Dėl to, kad tu negali stovėdamas ant plačios stovėsinos ir beveik prisilietęs prie narvo tvoros, tikėtis, kad žmogus, kuris stovi suglaudęs kojas, dabar kažkokį stebuklą kitokį padarys ir tu staiga savo plačiais kontratakuojančiais smūgiais surasi kažkokią kombinaciją. Reikėjo eiti priekį, reikėjo laužyti, reikėjo daužyti ir tada tu gali atrasti ne tik tai, kad jisai gali ir atsitraukti ir kad jisai užspaus nebe taip nori, bet tu ir energijos neišvaistai. Dėl to, kad ką Izzy padarė, jis labai daug energijos išvaistė. Stricklandas nieko nedarė. Jis atsivaikščiojo antrą raundą, jis atsivaikščiojo trečią raundą, jis sutaupė visą įmanomą energiją, jis pataiko tada, kada reikia pataikyti, jis nedaro jokių nereikalingų judesių, jis tiesiog eina. Viskas, jis čia kažkaip keistai laiko rankas ir jis eina. O Izzy tenais į vieną šoną, į kitą šoną, jam reikia surasti, kur jau vietoj reikia sustoti, jam kur reikia rasti vietą, kur jam reikia užsmūgiuoti. Tai nėra ko tikėtis, kad 5 raunde vienas žmogus gali eiti ir daužyti tave, rėkti tau į veidą ir toliau daužyti ir nepadust, o kitam jau tai lieka šipsotis, kai Stricklandas rėkia į veidą. Tas rėkimas tai buvo viską pasakantis, visiškai atspindėjo psichologinę pusę tos kovos, kaip Stricklandas atrodė ir kaip Izzy atrodė. Izzy toks pasimetęs atrodė, tarsi nieko negali atsakyti tai, nes ir negalėjo. Ir kovos prasme negalėjo, bet ir literaliai turbūt nelabai ką galėjo ten atsakyti. Užvakar dar išėjo video su Izzy komentaru, kuris ten savo į kanalą įsikėlė. Jo, ir tenais buvo, jis pasakė, kad jis nuo pirmo raundo jautės tarsi blogam sapne, kai rankos kaip makaronai. Kai negali smūgiuoti. Jo, ir taip ir atrodė. Man atrodo, tai labai adekvatus savęs įvertinimas buvo. Dėl to, kad jis iš tikrųjų nerado niekur, kur tos rankos turi kur suvaikščioti. Ir čia ir sakau, Šonas Stricklandas nėra stebuklas. Man atrodo, iš 10 kartų bent 8 kartus Izzy jį nugalėtų. Ir tikriausiai Stricklandą nugalėtų ir nemažai kitų šitos svorio kategorijos kovotojų. Mano kuklė nuomonė. Bet, sakau, yra naktis, kai žvaigždės tiesiog į Amerikos vėliavą susidėlioja ir daryk tu, ką nori. Didžiausias turbūt buvo dar, kai aš tikrai nežiūrėjau UFC, bet, čia tiesiog, kai jau pradedi domėtis ten tą visą istoriją, sužinai, Matt Serra, kai GSP nugalėjo, ten labai random, kur neturėjo, tiesiog prigavo. Tai čia, žinai, dar aš palyginčiau su paskutiniu middleweight čempionu, kuris buvo panašaus tokio randomiškumo, tai Michael Bisping man. Nors jisai tikrai geras kovotojas, bet negalvojai apie jį kaip apie čempiono kalibro kovotoją, bet jam irgi ten gerai paėjo, su Luke Rockhold nugalėjo jį ten po to prieš seną Dan Henderson remačą pasiėmė, bet po to, kai reikėjo kovoti prieš aukštesnio lygio, prieš sugrįžtant į tą patį GSP, nepavyko, bet čia aš tikiuosi kažko, jeigu dabar pasižiūrėtum į visą tą paveikslą middleweight, tai mes turim tą patį Izzy, kuris, sakai, su kitokio approachu, jau kitoj kovoje turbūt atrodytų visiškai kitaip. Dricus Du Plessis yra mano favoritas ties dabartiniais... Labai daug klaustukų man keliantis žmogus. Nežinau, man ten susitvarkęs kvėpavimo, ten visą kitą... Ne, šiaip paskutinė kovoje su šituo, su Whittakeriu man buvo... Wow, aš niekada nemačiau, kad taip prieš Whittakerį kažkas kovotų, kaip jisai kovoja. Ir dar yra, aišku, Chimaevas, kuris gal prieš Kostą laimės, marketingas, taip toliau, imtyniavimas. Bet ką norėjau pasakyti, kad Stricklandui su šituo stilium prieš bet kokį imtynininką,
turėtų būti sudėtinga, aš įsivaizduoju. Šakės, nu tai kur tu, kurioj vietoj, nu žiūrėk, tarkim, pamiršk bet ką ten mes įsivaizduojam, žinom apie imtynių techniką ir taip toliau. Jeigu tu stovi suglaudęs kojas ir į tave rėžiasi žmogus, ką tu darysi? Ar tu spėsi tą koją atgal pastatyti, kad įtūptum, arba kad atsispirtum? Nu, tu krėsi kaip maišas, ta prasme, ne vien dėl to, kad kažkas techniškai ten trauks kojas, užtenka į tave įsirėžti gerai. Ta prasme, čia yra dalykas, kurį bokso pirmose treniruotėse moko, kad jeigu tu suglausi kojas ir tave pastums, tu krėsi atgal. Taip. Tai čia bokse. O čia nėra boksas, čia yra MMA, kur yra imtynės, kur yra klinčas, kur yra alkūnės, kur yra vertimai ir taip toliau. Tai, nu... Tai čia gali būti liūdna pasaka. Tai žiūrėk, padarom tokį, kaip manai, abu dabar pasakysim, už metų, kadangi čia buvom prieš metus, dabar už metų, kas bus čempionas. Nestriklandas. Nestriklandas, bet gerai. Va dabar mes irgi buvau pavardinę šitų visokių variantų, kas tu manai bus čempionas už metų, tai jau už metų, tai čia... Tai aš vis dar sakysiu, kad Izzy. Galvoju, kad Izzy tiesiog atsikovos ir po to dar apgins, ne, prieš kažką. Ne, aš galvoju, kad jisai dabar... Žinai, kokia yra situacija, man atrodo. Ir jinai man yra labai keista. Nes jeigu pasiskaitai forumus ten visokius, ar komentarus, ar kažkokių tenais užsienio žurnalistų atpeisus, tai visi sako, kad Izzy dabar neturėtų gauti immediate revanšą. Ir man tai yra labai keista. Nes jisai dominuojančiai pralaimėjo. Jo, ir man čia yra nesąmonė. Dėl to, kad tai yra žmogus, kuris ilgiausią laiką dominavo šitam divizionui. Ir tu gali sakyti, ką nori. Ar jisai tenais neįdomiai gynė savo titulą, ar jis buvo nuobodus, ar jo kovos buvo nuobodžios. Nu, man mažas skirtumas, bet jisai, kai atėjo iš tą divizioną, jisai praėjo, prasišienavo per visą reitingą, atsistojo viršūniai, tada pasibandė savo jėgas kitam divizionui, jam ten nieko nepavyko, grįžo atgal, atvažiavo jo šešėlis gyvenimo ir didžiausias skriaudikas. Ir tada jį vieną kartą stipriai sužalojo, bet tada jisai vėl atsikovojo savo titulą. Ir dabar jisai turi Freak Night'ą, kur išstojo bičiulis, kuris sukovojo savo geriausią gyvenimo kovą ir dėl to laimėjo titulą. Šaunu, sveikinu, bet, laikas dabar įrodyti. Tik pataisysiu tave, kad po to, kad komentaruose nieks nerašytų, kad mes čia nieko nežinom. Anderson Silva ilgesnį turėjo dominavimo laiką. Tai gerai, tai viskas gerai. Ja, tik tai, nes tu sakei, kad jis ilgiausiai iš tam divizionė. Aš sakiau, kad tiesiog ilgiausią laiką kaip būdvardį. Nu, tipo, kaip ilgą laiko tarpą. Ne ilgiausia, tikrai ne rekordas. Ne. Taip. Tai va, tai turim dabar jau 10 dienų, kiek čia, jau 11 dienų čempioną Stricklandą. Gerai gyvena žmogus tikriausiai. Labai džiaugiasi, aš manau, kad jisai... Atsikelia ir te... Jis sulaužė tą diržą. A, jo? Jo, buvo, man atrodo, kažkoks video, kuris ten nuskėlė kampą ar kažkas tokio. Tai žinai... yra persona. Čia yra persona. Taip, bet man patinka, kad jisai čempionas, nes bus kontento. Iki kitos kovos. Aš tikrai labai su daug ko nesutinku, ką išneka. Oi, ne, ten ką jisai išneka, tai aš neturiu omenyje. Nes jis turi didžiulį nesąmonę, bet, jeigu tiesiog žiūrėti tai, kad turi kažkokio entertaining contento, tai turėsi tikrai per akis. Aš apie tai, jo. Ok, taip. Paskutinę kovą nežinau, kiek čia galim tik paminėti, nes sakytų, apie Rusas nelabai patinka kalbėti, bet paskutinė kova, kuri vyko labai neseniai. Aš taip skaičiau ne vienam interviu, kad Ševčenko save įvardyja, kad jinai jaučiasi, kad yra Rusė. Okay. Nors jinai šiaip yra iš Kirgizstano ir net, man atrodo, turi dar kitą Amerikoje. Peru pilietybę. Tai, bet, žinai. Ja, jeigu prijaučia, tai prijaučia, reiškia jau Rusė. Taip, čia apie tai. It's a sketchy subject. Bet įvyko kova ir nepralaimėjo lygiosiam, sukovojo tą Rusę Valentiną Ševčenko prieš Aleksą Graso. Čia buvo praėjusi savaitgalį. Nežinau, aš kažkaip nežiūrėjau tos kovos, kai jinai vyko, nes šiaip atostogos prasidėjo pasaulio čempas, prieš tai buvo man per daug visko ir taip. Tai dabar šiandien pasižiūrėjau, nes aš mačiau labai daug komentarų, kaip čia, žodžiu, buvo
apvogta Ševčenko ir jinai čia turėjo būti čempionė ir Aleksai Graso ten davė 10-8 raundą, 5 raundą. Tai aš tiesiog pradėjau žiūrėti visą kovą, įsijungiau tos scorecardus ir va taip padėjau 2 rankas savo ir žiūrėdamas, kai matau, kad kažkas laimė biškį exchange pakeliu, biškį kažkas kitas ir va taip praėjau visus raundus, tai pirmi 3 ten visi teisėjai sutiko, pirmas Ševčenko, antras Graso, trečias vėl Ševčenko. Ir buvo ten esmė 4 ir 5 raundai. 4 raundą 2 teisėjai davė Ševčenko, nors 4 raunde aiškiai mano galva ten Graso turėjo geresnių momentų, nes jinai ten ir buvo gražiai ten taip pakėlė, numetė, kur nesimatęs, kad Ševčenko kas nors paimtų, pakeltų ir numestų. Ir kelius su keliais ten kažkaip buvo pora gerų smūgių, kur ten ranka ant žemės, ale Ševčenkos, bet jinai kaip ir nededa jokio svorio ant tos rankos, tai kaip ir galima smūgiuoti su keliu. Nu, žodžiu, atrodė, kad tikrai Graso raundas, tai aš taip žiūrėjau 2-2, nu ir paskutinį raundą žiūrėjau ir tos rankos mano Ševčenko, tai buvo pusiai 3,5 minutės, nu ir paskutinę minutę su pusę, ten 9 sekundžių likus, Graso sugebėjo parversti Ševčenko ir ten 2 kartus gana arti buvo, sakyčiau, bet kaip, sakai, nesimato rankų, tai patylėkim. Nebuvo aišku, kiek ten buvo arti to smaugimo veiksmo, bet esmė, kad tą raundą davė visi Graso teisėjai ir vienas teisėjas sugebėjo duoti 10-8. Po 3,5 minučių Ševčenko ant kojų nedominavimo, bet tikrai laiminėjimo ir tada 1,5 arti, bet gal ne smaugimo veiksmo. Čia tiesiog nesąmonė. Ta prasme, 10-8 reiškia, kad tu išvelgiai nebejotiną pranašumą ir dar dominavimą. Nu, iš esmės, čia labai daug turi faktorių sugriūt. Knockdownas arba 2 būtų jau... Taip, ten 5 vertimai, knockdownas, ten arti knockouto, dar kažką, jo, tada duok 10-8, aš tada suprantu, bet taip teisėjaut, nu čia yra vagystė. Nu, čia yra vagiami taškai žmogaus. Ir jie galėjo, jeigu aš teisingai prisimenu, persverti kitą pusę. Nu, realiai, jeigu jinai būtų 10-9 laimėjus, kaip ir turėtų būti, jeigu duoti tą raundą Graso, kaip ir gali duoti, bet irgi, aš sakau, ten toks bet jeigu? Tai tada būtų Ševčenko laimėjus, nes to vieno teisėjo kortelėje tai padarė, kad būtų KEM 7, o būtų buvę Ševčenko, būtų KEM 8. KEM 8. Ja, ir būtų laimėt. Tai vėl Ševčenko, aišku, turi ten savo priekaištų, Meksikoje kovojom, tai čia viskas dėl to ir pralaimėjau. Bet kažkiek yra tiesos, kad turbūt tai namų sienos visą laiką padeda. Bet to pačiu, nežinau, tai dabar Graso, tu vėl turi kaip ir abejoti, nes pirmoje kovoje jinai irgi ten realiai pralaiminėjo iki vieno spyrio, kur Ševčenko ten galėjo tiesiog nesisukti be spirdama, nes nemėgsta tos backspin, tos į korpusą spyrius. Jinai ten jį padarė, atsuko realiai nugarą, Graso pasigavo, užlipo, smaugimas laimėjo. Bet iki tol jinai pralaiminėjo tą kovą. Tai ir čia toksai dabar, kai neaiškus, nežinau, ką ten jiem daryti toliau. Ar vėl bukint tą pačią remačą, 3 kartą tą patį kovą. Žinai, ką žiūrėjau ir ką įsivaizdavau? Moreno Figueredo bus šitoje. Žinai, ką aš įsivaizdavau žiūrėdamas? Nu. Čia yra ta pati kategorija, kur kovoja kas? Moreno Figueredo. Ne, dieve. Kokia mergina, šiandien kalbėjom. Rose? Nu. Dabar tu įsivaizduok ją. Nu gerai, prieš Ševčenko man dabar šitam duotam etape būtų sunku dėl to, kad yra tiesiog fizinės jėgos skirtumas ir jisai jaustųsi. Bet prieš dabartinę čempioną. Jeigu Rose yra sveika, jeigu Rose jau turi patirtį, aš tiesiog įsivaizdavau, žinai ką, kad nėra čia toks ir absurdas galvoti apie tai, kad Rose turi kažkokių šansų šitoj kategorijai. Ne, nėra absurdas, tai bet... Tai va būtent, labai... ir man atrodo, kad tai būtų competitive. Tai, žinai, aš dabar nekalbu, kad čia reikia būkint Rose, dėl to, kad čia yra nesąmonė. Jinai reitingo neturi. Tai čia šitas, bet aš tiesiog žiūrėjau, kad, tai yra labai, vėlgi, toksai labilus divizionas. Ir aš tikrai nemanau, kad reiktų 3 kartą būkint, dėl to, kad jo, 1 kartą, sakykim, fuksų, ne fuksų, bet pergalę, dabar lygiosios, kurios yra ten keistos, nekeistos ir taip toliau, bet,
viskam yra pabaiga, reikia dabar pauzę pasidaryti. Nu, tu negali užstrikti, čia nėra tuščias divizionas, nu, tikrai galima rasti. Figueredo, kaip keturi buvo susitikimai. Bet jie bent buvo įdomus. Šiaip buvo žiauriai geros kovos. Bet dabar galvoju, realiai, Rose prieš Graso, stovėsenoj Graso turi tikrai stipresnius smūgius, nes ir knockdownino Valentiną šitą kovoju. Ševčenko stovėsenoj turi labai kitokį stilių, tokį Muay Thai, kur... Bet jinai labai susikaušius yra. Bet tu pastebėjai, kaip jinai tokį turi juda, sustoja, tada kažką padaro, tada vėl pajuda, sustoja ir pas ją yra toksai kaip ritmas eina, toksai jos tos stovėsenos. Tai labai man būtų įdomu pamatyti, kaip tai atrodytų prieš Rose tą tokį judėjimą iš šonus. Dešinė koja pareitų per vidurį. Dešinė koja, kaip prieš Vilį pareitų. Šiaip jos treniruodavo seniau, Rose ir Ševčenko, jos kažkada buvo training partners, bet čia jau senokai. Ir, nu jo, tai va čia visos tos kovas įdomios būtų. Graso man irgi įdomu. Tai dabar realiai tu gali paimti tą prancūzę, Ferio, ir įmesti ją kažkur tarp ten, pabandyti, žinai. Tai va, bet šiaip dabar, kaip pasakėjai, nu jo, jeigu ten pirštas tiek daug įtakos padarė, Rose tikrai gali kažką pabandyti tikrai. Nu ir apie kovas tiek, tos, kurios jau vyko, kas įvyks jau šį šeštadienį, tai pirma šito kovotojo kova Bellator organizacijai, bet ne pirmas lietuvis ten kovojęs ir jau yra tikrai ne vienas ten kovojęs, bet Laurynas Urbanavičius debiutuos Captain Lithuania. Taip. Debiutuos Bellatore, tai palaikykite jį būtinai, pasižiūrėkit tą kovą. Dar kas bus iš tų lietuviškų akcentų, bet čia jau ne tiek greitai, lapkričio mėnesį, tai dar turėsim kada pakalbėti, bet Modestas Bukauskas sugrįžo. Gražinosis dabar jau. Taigi nosis operacija, man atrodo, taip, tai dabar jau gražinosis Modestas Bukauskas. Ar apsimoka, kai esi FC kovotojas tą gražinosį turėt, kai jinai vis tiek galų gale greičiausiai vėl bus negražinosis. Nu, tikėk Modestas. Ai, nu, taip, ne, aš tai neskau, kad jisai ją susilaužys, bet tiesiog yra rizikos didesnės, manau, nei paprastam žmogui. Tai va, jo, tai pamatysim porą ir lietuviškų akcentų kažkada neužilgo. Matėm, nes tą patį va dabar savaitgalį praėjusi Kanados lietuvė Jasmine Jasudavičius pralaimėjo savo kovą prieš Tracy Cortez, kuri yra buvusi Briano Ortegos mergina ir Brianas Ortega tiesiog paleido ją. Žodžiu, čia aš prisiskaičiau tokių ekstra faktų, kurių tikrai nereikia žinoti. Ir dar gal galiu išvardinti visas UFC kovotojas, kurios turi OnlyFans. Ar šitą irgi gal jau šitą nedėsim, ne? Tai gali stories skelti. Bet jeigu parašysi tiesiog UFC ir OnlyFans, tikrai, man atrodo, ten surasti visą sąrašą tų, bet Paige Van Zandt, žinau, kad tikrai ten turi ir daugiau pinigų pasidarė per pirmas 3 dienas, nei per visą UFC karjerą. Čia buvo fun fact, kurį perskaičiu ir galvoju, what the fuck. Aš nežinau, ar tai yra labai fun fact. Gerai. Aš suprantu, kad yra fun fact. Bet tai yra jo, tokia realybė. Tokia realybė. O Lietuvos kovinio sporto realybė yra pavadinimu iš 2 žodžių. Džiunglių karalystė. Wow, tai rimtai. Nebaigsim. Baigim gal čia tiesiog. Jeigu tai yra tavo nuomonė, aš gerbiu tavo. Žodžiu, juokauju. Gerai. Supratau. jau laikas baig laidą labai ilgai. Gerai, ačiū, kad žiūrėt. Parašykit savo nuomonę apie viską, apie ką mes kalbėjom. Aš turbūt, kad atsisėsiu ir atrašysiu kiekvieną komentarą. Ačiū labai, kad žiūrėt. Ačiū Jums.